tikrųjų yra laukiami, gabūs jauni žmonės ir ne vienas pavyzdys, kad būtent Lietuvos jaunuoliai baigę tokias studijų programas jau šiandien yra pasiekę tikrai svaiginančias karjeros aukštumas. Man iš tikrųjų pagrindinis toks akcentas studijų programos viešosios politikos buvo tai, kad jinai yra labai nauja ir aktuali. Tai reiškia, kad tikrai, kai mes stojom, šita programa buvo kone vienintelė Lietuvoje. Dar yra kelios panašios, bet tikrai tų specialistų, profesionalų yra labai mažai šioje srityje. Valstybei yra būtinos žinios, kompetencija ir jeigu anksčiau reikėjo daugiau galbūt drąsos, daugiau darbo vardan idėjos, tai šiandien jau aišku, kad Lietuva tiesiog kaip oro turi gauti kuo daugiau jaunų žmonių turinčių žinias, išsilavinimą ir kompetenciją. Dabar ieškodami praktikos vietų, mes jau tikrai labai lengvai gauname jas vyriausybėje, savivaldybėse, ministerijose įvairiose, tarptautinėje plotmėje. Tai manau, kad darbo perspektyvos būtent šiose institucijose yra toks pagrindinis rodiklis.